Sveiki atvykę į Inner Minds pokalbių erdvę, kurioje sveikatingumas susitinka su tikromis istorijomis. Aš esu Viktorija, funkcinės medicinos ir integralios sveikatos ekspertė ir šioje laidoje kalbinsiu įkvepiančius žmonės, kurie dalinsis patarimais, atradimais ir išmoktomis pamokomis. Moteris pradėjusi eiti į sporto klubą pastebi, kad nemažėja svoris. Moteris žiūrės, jeigu jos jaunesnės, jos galvos, ai čia dar ne man. Apie šitą dalį norėčiau daugiau papasakoti moteriams, būtent kas tai yra ir kaip fizinis aktyvumas yra raktas išvengti. Ne visai žino pilnai, kodėl tempimo pratimai reikalingi gale treniruotės. Didesnė raumeninė masė duoda geresnę pusiausvyrą. Fantaziją šiek tiek reikia pasitelkti, žinių, pasikonsultuoti galima, ar ne? Moteris irgi klaidingai dažnai mąsto, kad kuo daugiau kardio, tuo daugiau numes svorio. Reikia suprasti labai paprastą dalyką. Taip. Bet tai ir yra 99% labai gerai. Šios laidos Inner Minds svečias yra profesorius Arūnas Emilijanovas. Jis yra Lietuvos sporto universiteto mokslininkas, kuris labai entuziastingai ir atkakliai stengiasi keisti šiuolaikinio žmogaus mąstymą, ypatingai tai daro tarp jaunimo ir vaikų. Stengiasi pabrėžti ne tik tai teorijomis ir galbūt jau girdėtais argumentais, tačiau faktais ir moksliniais tyrimais, kurie tikrai išeina vienas po kito nauji ir mes nespėjame negi susekti, bet visą tai pastiprina dar kartą papildomai fizinio aktyvumo svarbą ir taip pat tam tikrus niuansus, apie kuriuos mes galbūt net nežinome, nesusimąstome. Tai pasistengime iš Arūno išgirsti daug labai aktualių mokslinių realijų informacijos ir apie tai padiskutuoti. Profesoriau, kalbėsime apie fizinį aktyvumą ir apie judesį ir galvos klausytojo, o ką kalbėt? Mes visi judame, mes visi suprantame, kad reikia treniruotę nueiti, kad tas fizinis aktyvumas, jisai, ką čia dar naujo galima apie jį papasakoti. Bet iš tiesų, mes kaip su jumis ir bendravome, kad yra antiek subtili tema ir iš tikrųjų antiek dažnai nuvertinama žmonių. Ir moterų, ypatingai tada, kai joms labiausiai reikia atkreipti tai dėmesį. Tai dėl to jaučiu labai didelį poreikį pakalbėti apie tai giliau, detaliau ir ar gali būti geriau, negu išgirsti tai iš Lietuvos sporto universiteto profesoriaus lūpų. Tai pradėkime nuo to apskritai, kas yra tas fizinis aktyvumas. Teisingai pastebėjot, daug atrodo kalbama apie jį, bet iš tikrųjų mažai keičiam tą savo elgesį, kad būtumėm fiziškai aktyvūs. Iš tikrųjų, tos žinios ir elgesys nėra tapatu, bet mano galva tai vis tiek, kuo daugiau apie tai kalbėsim, tuo vis daugiau žmonių judės. O fizinis aktyvumas tai labai paprastai galima apibūdinti, kad bet kokia veikla, kai energijos sunaudojama daugiau negu ramybės būsenoje. Kitaip tariant, atsikeli tu nuo sofos ir tu jau esi fiziškai aktyvus, bet ar to užtenka, žinoma, kad ne. Nes, pavyzdžiui, aš esu funkcinės medicinos srities atstovė, esu šios srities specialistė ir stengiuosi, jeigu yra tarptautinės kažkokios konferencijos, nepraleisti susibūrimų, kur funkcinės medicinos medikai, kurie būtent su gyvenimo būdu labai stengiasi paveikti žmonių savijautą. Ir galvoju, tikriausiai vis ieškai kažkokių tai naujovių ir visada būna kiekvienoje konferencijoje, bet dažniausiai, kai protokolus nusako po tam tikrų atvejų analizų ir taip toliau, ką mes išnagrinėjame, fizinis aktyvumas netgi būna aukščiau už mitybą, nes tai yra metabolinė procesai ir visa kita, ir paskui ten gvildename, bet visą laiką tai yra tokia konstanta ir kuria atrodytų, kad, kaip ir suprantamas dalykas, ką čia galima dar nagrinėti, bet dar daugiau, kiekvieną kartą vis daugiau mokslinių faktų atrastų dar naujai, prideda, papasako ir tu supranti, nuo to nepabėgsi ir iš tikrųjų, koks turėtų būti tas fizinis aktyvumas, kuris iš tikrųjų turi tą sveikatinantį poveikį, amžėjimo stabdymo poveikį, bendros geros energijos, nes jis irgi gali būti ir varginantis kažkam, gali būti per tokią kančios irgi potyrį. Tai yra individualu, aš suprantu, bet čia dėl to kreipiuos ir koks turėtų būti fizinis aktyvumas, apie kurį kalbate jūs, kuris turi daugiausiai naudos. Dar truputį įvado apie fizinį aktyvumą norėčiau paminėti, kur mes galime patirti fizinį aktyvumą ir tuo pačiu prieisim prie to, koks jis turėtų būti. Tai 4 sritis arba 4 tokie porūšiai fizinio aktyvumo, kur mes galim jį patirti. Tai žinoma, kad laisvalaikiu, tai pasivažinėjimas dviračiu, pasivaikščiojimas, šuns pavedžiojimas ir panašiai. Antras profesinis, jeigu kalbant apie suaugusius žmonės, ten, kur uždirbam
pinigus, būdami fiziškai aktyvūs. Profesionalus sportas, treneris, fizinio ugdymo mokytojas, žinoma, statybininkas, nešikas, krovikas ir panašiai. Buitinis fizinis aktyvumas, namų ruoša. Bet čia jau yra niuansų, nes jeigu 20 metų atgal buvo vienoks fizinis aktyvumas namuose, tai dabar jau beveik garantuoju, po 5 metų vaikai arba jau net dabar nežino žodžio dulkių siurblys. Nes kažkoks apskritimas važinėja ir plauna ar siurbia ar panašiai. Tai namų ruošos, tas fizinis aktyvumas, buitinis labai mažėja su amžiumi tiesiog natūraliai, nes progresuoja žmonija, tai ir mažiau fiziškai aktyvi. Na ir ketvirtas, mobilumo fizinis aktyvumas. Čia svarbus dalykas, ten kur transporto priemonė, automobilį, autobusą, troleibusą galima pakeisti į kitą transporto priemonę, ir tai yra dviratį, arba tiesiog į savo kojas ėjimas pėsčiomis nuo taško A iki B. Čia svarbus dalykas, nes per mažai mes judam, per mažai mes turim to mobilaus fizinio aktyvumo, o čia galima labai greitai pakeisti ir jisai tikrai nieko nekainuoja. Tiesiog ar išlipti anksčiau ir paeiti, ar gal tą dieną, ypač jeigu geras oras, iš vis atsisakyti ten automobilio. Ir taip susiplanuoti laikę, ar ne, kad galėtum pėsčiom pasivaikščioti daugiau? Žinant Vilnių, kartais ėjimas pėsčiomis piko metu gali būti net greičiau negu važiavimas su automobiliu. Tai vat tokie 4 porūšiai fizinio aktyvumo, kur mes galėtumėm jį turėti ir kuris praktiškai nieko nekainuoja. Na, o kalbant, kiek reikia to fizinio aktyvumo, tai ko gero reikėtų pasakyti Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas suaugusiems žmonėms, tai yra 18-64 metų amžiui. Tai ir vyrams, ir moterims jos yra vienodos, tai pabrėžiu žodį mažiausiai. Mažiausiai 150 minučių per savaitę to vidutinio fizinio aktyvumo. Na, vidutinį fizinį aktyvumą aš mėgstu sakyti, kad tai paprastai atsiminti, kas tai yra. Tai kai bėgi su kažkuom ir gali kalbėtis. Arba 75 tik minutės mažiausiai per savaitę to didelio intensyvumo krūvio. Didelį aš siūlau atsiminti, kai tu bėgi su kažkom ir tau jau ne iki kalbėjimo. Dusti. Tu raudonuoji, tu dusti, tu prakaituoji, bet tą veiklą tęsti dar gali. Tai arba to vidutinio 150 minučių per savaitę mažiausiai, iš to ir kilęs yra apie pusę valandos per dieną, kad būtų, arba mažiausiai 75 minutės to didelio intensyvumo krūvio, bet kokiu atveju ir pirmu, ir antru būtina 2 mažiausiai kartus per savaitę turėti jėgos treniruotės, nes jos, kuo toliau, tuo labai daug mokslinių straipsnių, studijų, kaip jos svarbios yra ir panašiai. Hormonų gamybai, energijos generavimui, Visam organizmui. Žmonės dažniausiai, kai girdi fizinis aktyvumas, tai aš sportuoju, aš ten einu į salę, į treniruotės. Tai yra kažkokia struktūra, jeigu jūs remtumėtės moksliniais faktais, kur žmogus žinotų, aš turiu turėti tiek tokių treniruočių, tokios treniruočių rūšies, tiek tokios treniruotės rūšies. Tokį galbūt bendrinį, aš suprantu vėlgi, kad tai gali būti tikrai individualizuotai dar. Bet kaip turi atrodyti žmogaus savaitė, kad įterpti įvairių rūšių fizinį aktyvumą, tiek sporto salėje, tiek to vidutinio, tiek intensyvos, tos HIIT dar treniruotės vadinamos, kad jis sakytų, aš pasiekiu ne minimalų tą pagal savo rekomendacijas, bet jau tokį advanced lygį, tą tokį pažengusiems, kur tikrai užkuriu visus procesus ir pasieksiu visus privalumus, ne visus, bet maksimaliai padarysiu kiek įmanoma dėl to. Na, turbūt taip vienu sakiniu sudėtinga būtų atsakyti, arba tokios formulės visiems pritaikytos gal ir nėra, bet vis tiek reikėtų, pamiksuoti. Būtinai turėtų būti krūvis širdžiai, tai yra kardio treniruotės, bet vėl supraskim, jeigu žmogus nesportavęs, nereikia bėgti tokio 1,5 valandos bėgti, ar ne? Pradėkim nuo vaikščiojimo, nuo greito ėjimo ir step by step vėliau pereisim ir į bėgimą, vėliau gal ir truputėlį aktyvesnį tą bėgimą. Kardio, nesupraskim vėl tik bėgimo. Nes man dažnai sako, nemėgstu, aš, pavyzdžiui, mėgstu bėgioti, ar ne? Tai man čia nėra kažkokia prievarta, prievolė, tiesiog man labai natūraliai, bet kiti žmonės, nekenčia. Tai, bet sakau, yra daug labai kitų formų. Dviratis, irklavimo konceptas,
plaukimas, tikrai yra Spartesnis vaikščiojimas. spartesnis, tas Nordic walking ar ne, kur širdžiai ženkliai geriau negu paprastas ėjimas, nes įveiklinamos rankos. Tai pasirinkimo yra daug. Tai kardio treniruotės yra būtinos. Taip pat būtinos ir jėgos treniruotės, apie kurias jau šiek tiek užsiminiau. Ir vėl čia nuogastavimas žmonių yra ir ypač moterų. Nu ne, man jėgos treniruotės, štangos, ganteliai. Ne, su savo kūno svoriu galima pradėti. Pritupimai, laiptai, įtupstai, šuoliukai. Tai yra jėgos treniruotės. Tai iš tikrųjų vėl, fantaziją šiek tiek reikia pasitelkti, žinių, pasikonsultuoti galima, ar ne? Ar su treneriu, ar su kineziterapeutu, ar su šeimos gydytoju. Tai iš tikrųjų tie du labai svarbus. Dar turbūt pridėčiau visgi tempimo pratimus. Jie irgi yra be galo svarbus. Apie tempimo pratimus norėčiau vėlgi, kad žmonės suprastų, nes jeigu paklaustumėm bet ko, kam daromi pratimai tempimo po treniruotės, visi sakytų pratempti raumenį, truputį laktato mažiau tada bus, skaudės raumenis mažiau. Daug kas nurašo ir tikrai nukerta šitą dalį kaip... Ir nukerta, bet ir šiek tiek ne visai žino pilnai, kodėl tempimo pratimai reikalingi gale treniruotės, ne tik dėl raumenų, bet labai svarbus momentas yra širdis. Jeigu tu padarai, ypač po aktyvios treniruotės tempimo pratimus, ir raumenynui žinoma, kad geriau, bet ir tu nuramini širdį. Tai įsivaizduokim, aktyvi treniruotė, kraujo pliūpsnį širdis duoda ar ne, ir jeigu tu atsisėdi arba jeigu iš karto eini persirenginėti, praustis, jinai ir toliau funkcionuoja, toliau tas kraujas varinėjasi per mūsų organizmą, bet jeigu tu pasidarai kelias minutes tempimo pratimus, tu nuramini širdį, nes jinai padaro kraujo pliūpsnį ar ne, kol visur per visą organizmą išvaikšto iki kapiliarų mažųjų, grįžta su mažesnė jėga į širdį. Tai ne tik raumenynui tempimo pratimai labai gerai, bet ir nuraminti širdį, o prieš treniruotę tai žinoma apšilimui, traumų prevencijai jie būtini. Dabar labai visi pasitelkia tos rolerius, ar ne? Čia man pačiai labai įdomu, nes aš šito praleidžiu, šito nedarau ir įdomu, nes žiūriu aplinkui visi tik tai valiojasi. Žinot, ir fiziniam aktyvume, ir mytyboje yra tam tikri trendai, tam tikros mados, tam tikros tendencijos. Tai čia, manau, viena iš jų. Visada bet kas yra gerai prieš treniruotę, kas apšildo raumenį. Tai traumų prevencijai puikiausias dalykas. Tai jūsų paminėtas metodas irgi puikiai tinka, bet tai nėra būtinybė. Jį galima pakeisti ir kitais, bet tai palengvina, gal pagreitina šiek tiek tą apšilimo procesą. Tai viskas su juo gerai. Taip. Palieskime šiek tiek temą būtent apie svarbą moters gyvenime fizinio aktyvumo ir ypatingai su metais. Kokie moksliniai faktai galėtų, pavyzdžiui, dabar sėdi moteris ir taip šiek tiek draugauja su fiziniu aktyvumu, bet pati jaučia, kad nepakankamai. Tai galbūt mūsų argumentai aptarti pokalbėje galės duoti jie didesnį impulsą visgi prioritizuoti. Fizinis aktyvumas ir moteris arba sportas ir moteris čia labai tokia karšta tema dabar moksle. Turbūt kas moteris žiūrės, jeigu jos jaunesnės, jos galvos, ai čia dar ne man. Tai paneigsiu šitą mitą. Prieš 20 metų buvo manoma, kad raumenynas pradeda nykti apie 50 metų, jeigu tu nesi aktyvus. Vėliau apie 40, dabar jau įrodyta, raumenynas neaktyviems žmonėms, neaktyvioms moterims mūsų atveju, pradeda nykti, mažėti jau sulaukus 30. Moksliniai tyrimai įvairių rasių, grupių, žemynų rodo, kad nuo 0,3 kilogramo per metus iki beveik 1 kilogramo per metus neaktyvioms moterims, neaktyviems žmonėms gali sumažėti raumeninės masės, tai didžiuliai skaičiai. Bet tam ir yra, ar ne, fizinis aktyvumas, tam ir yra turbūt ir mūsų podcastas, kuris turėtų ir informuoti, ir suteikti žinių, ir motyvuoti. Tai iš tikrųjų reikia tą fizinį aktyvumą turėti idealiu atveju nuo pat vaikystės, nuo darželio, jau nekalbu apie mokyklą.
Tai tuomet tas natūralus poreikis yra fiziniam aktyvumui ir ta 30-metė arba 40-metė jau negalvos, Taip. jau nekils tokių klausimų, o natūraliai judės. Žinoma, kad vis daugiau pasipildo tų mokslinių faktų, tai tada ir žinai, ką daryti, ar ne? Daugiau įrenginių sukuriama, kurie efektyvesni tampa. Tai iš tikrųjų karštas toks taškas, karštas topikas, o nuo lygų tai labai daug kokių apsaugo fizinis aktyvumas, pradedant vėžių ir ypač moterims kai kurių formų ir baigiant, nežinau, ten artritų, nutukimų ir žinoma ir osteoporozę ir kitom paprastesniem ar sudėtingesniem lygom. Iš tiesų jūs labai teisingai atsiliepėt, nes ir save mažytė atsimenu. Visgi, kai jau vaikystėje pradedi patirti fizinio aktyvumo naudą ir tą jausmą, ir tą hormonų išsiskirimą, endorfiną, ar ne, ir kiti, tu paskui tiesiog negali gyventi, nes tau trūksta. Tai va toks galbūt galėtų būti žinutė, galbūt tėveliams, kurie klauso ir augina vaikus, kad nebūtinai dėl savęs sporto šaką pasistengti įdiegti meilę sportui per švietimą, per nuvedimą ir atrinkimą, nes kartais gali nepataikyti su viena sporto šaka ir su antra, ir su trečia gali nepataikyti, bet vis nenustoti ieškoti, Taip. kas vaikui patiks. Mano sūnui vyriausiam tai buvo nei futbolas, nei krepšinis, nei kažkas, kol neatrado lengvosios atletikos, apie kurią paskutiniu metu tik pagalvojom, galiausiai iš to išėjo meilė padaliui paskui ir tik 13 metus jisai labai stipriai pamilo sportą, nors ieškojom, bet nesustojom ieškoti. Tai tikrai labai svarbus momentas, kad fizinis aktyvumas čia jau yra rūpestis vaikų nuo mažens. Ir būtent rūpestis vaikais iš tėvų pusės nuo mažens. Ir ta problema vaikų, paauglių šią dieną, ar ne, vis tiek pasikeitė tos gyvenimo būdo mūsų sąlygose, ne daug kompiuterio, daug maisto netinkamo, to greito maisto. Nutukimas irgi yra viena iš tokių opių problemų šiuolaikinių jaunuolių ir jaunimo. Tai fizinis aktyvumas galėtų, ar ne, kiek irgi padėti išspręsti ir kompensuoti tuos ir sumažinti buvimo prie kompiuterio tuščio laiką. Svarbus tokie aspektai. Primenu Jums, kad Inner Minds laidos palydovas visą laiką bus Well-You prekinis ženklas. Tai yra prekinis ženklas sukurtas būtent Jūsų geroviai. Ir jeigu Jūs galbūt turite tikslą pagerinti savo sveikatos būklę arba savo artimųjų, o galbūt surasti, bent jau priartėti prie šaknių priežasčių nagrinėjimo dėl esamos problemos, kviečiu pasižvalgyti Well-You mokymų platformą ir atrasti mokymus, kurie atneštų Jums įžvalgų ir tikrai praktinių pagristų protokolų ir patarimų dėl įvairiausių sveikatos problemų. Ir noriu Jums perduoti kodą, kuris vadinasi žinių galia 15 ir šitą nuolaidą galios mano mokymų platformoje visoms funkcinė medicina paremtoms paskaitoms. Taip pat priminsiu apie Well-You parduotuvės asortimentą ir šiek tiek norėčiau Jums plačiau papasakoti apie tokį produktą kaip kreatinas. Manau, kad daugelis galėtų sieti jį su galbūt raumenų didinimo tikslu, galbūt su skysčių kaupimusi nepageidaujamu, tačiau aš noriu Jūs tikrai patikinti, kad jeigu kalbėtume apie amžėjimą, apie kognityvinės veiklos gerinimą, apie atminties gerinimą ir bendrai apie mūsų mitochondrijų pastiprinimą ir palaikymą, kreatinas yra ta medžiaga, kuri gali būti naudinga beveik kiekvienam žmogui. Ir tiesiog reikėtų rinktis kokybišką švarų produktą, būtent tokį siūlo Well-You parduotuvė ir pasinaudojo kodu. Taip pat žinių galia 15 bus pritaikyta ir visai Ancient Brain produkcijai ir būtent šita produkcija, į kurią įeina kreatinas tiek stikliniuose indeliuose, kas yra labai patogu naudojant namuose, tiek vienkartiniuose pakeliuose. Tai reiškia, kad Jūs galite patogiai vežtis į kelionę, galbūt įsidėti į automobilį arba į rankinį ir turėti omenyje, kad nepraleidžiate savo rutinos ir vartojate nuosekliai produktus, kurie pagerins Jūsų savijautą, suteiks energiją. Dar grįžtant visgi prie sveikatos moters, pakalbėkime daugiau, tarkime, nes aš skiriu dėmesį taip pat savo srityje moterims, kurios eina link perimenopauzės ir menopauzės. Ir šiuo atveju ten tikrai organizmas patiria įvairiausius sutrikimus, šuolius, hormoninius ir emocinius, jis atspindi visame kame, bet sarkopenija. Aš manau, kad apie šitą dalį norėčiau daugiau papasakoti moterims, būtent kas tai yra ir kaip fizinis aktyvumas yra raktas išvengti. Tai sarkopenija, dabar vėl daug apie tai labai kalbama ir ypač moterims, nes jos natūraliai prigimtinai turi mažesnę raumeninę masę. Tiesa, sarkopenija, taip paprastai tariant, yra
raumeninės masės, jėgos ir tiesiog funkcijos sumažėjimas. Tai kadangi jos natūraliai turi mažiau, tai jos yra, tokioj specialioj ar stebėsenos labiau reikalaujančioje grupėje. Tai kaip minėjau, jau nieko nedarant, raumenynas po truputėlį pradeda ir masė mažėti, ir jėga nuo 30. Tai čia jau būtina yra judėti, būtina yra Bet ir pasekmės labai sportuoti. skaudžios, nes kai raumuo Taip. prarandamas, tai Labai. realiai kalbėti apie anti-agingą, apie amžėjimą labai sudėtinga, kad tu žinai, kad tu prarandi raumeninę masę. Nes Tai dabar pasakysiu keletą tokių faktų apie blogį tą sarkopenijos. Apskritai statistika rodo, kad apie 30% žmonių galimai turės sarkopeniją sulaukus 65. Ir apie 50, tai yra kas antras žmogus, sulaukęs 80. Ir moterų ten daugiau. Vėl pasikartosiu dėl tos prigimtinės mažesnės raumenų masės. Tai iš tikrųjų įrodyta, tie žmonės, kurie turi mažesnį raumenyną, mažesnę jėgą ir apskritai tą sarkopeniją, tai 1,5 karto turi didesnę tikimybę susirgti artritu, diabetu, vėžiu, net ir insultu. Ir net 2 kartus turi didesnę tikimybę turėti apskritai neįgalumą. Tai labai daug įdomių tyrimų su vėžiu. Mažesnis moters raumenynas suponuoja didesnę tikimybę susirgti krūties vėžiu ir gimdos vėžiu. Čia moterų išskirtinumas. Dar svarbus dalykas - sarkopenijos turėjimas arba tą raumenų nykimo efektą moteris, kurios turi, tai jos susirgus vėžiu, pavyzdžiui, turi ženkliai mažesnę tikimybę išgyventi po chemoterapijos, po operacijų įvairių ir panašiai. Tai žodžiu, raumeninė masė ir jėga labai reikšminga ir reikalinga. Ir paprastas dar dalykas, moterims ypač aktualesnis, didesnė raumeninė masė duoda geresnę pusiausvyrą. O kaip žinom, dėl kaulų tankio mažėjimo, kritimų, rizikos didėjimo, lūžių daugiau atsiranda. Tai raumenynas ne tik tiesiogiai biologiniam kūnui ypatingai gerai, bet ir pusiausvyrą gerina, kas prives prie to, kad mažiau kritimų bus. Visiški nauji straipsniai, kaip tik su jumis susitinkant truputėlį ruošiausi, ir labai įdomus. Didesnė raumeninė masė ir didesnė jėga siejasi su moterų demencija. Demencija serga labiau moteris negu vyrai. Ir čia dar vienas faktas ir dar vienas pretekstas sportuoti ir būtent galvoti ne tik apie savo kardio, ne tik apie širdį, bet ir apie raumenyną. Tai moteris turinčios geresnį raumenyną turi geresnius kognityvinius procesus ir mažesnę tikimybę susirgti demencija. Ir kitas dalykas dar, man atrodo, šiaip labai stiprus faktai ir skaičiai byloja patys už save. Bet kitas momentas tikrai labai dažnai moteriai opus klausimas, tai dėl ko sportuot, gal nežino šitų faktų arba kažkaip tai joms tie faktai šiek tiek, gal jeigu žinotų, tai aišku būtų svarbus, bet iš vis pagrindinis tikriausiai tikslas, kad nepriaugti svorį arba numesti svorį. Šiuo atveju būna dažnai, tas sportas gali atnešti ir nenorimą, atvirkštinį variantą. Tai labai toks subtilus dalykas ir moteris irgi klaidingai dažnai mąsto, kad kuo daugiau kardio, tuo daugiau numes svorio. Iš tikrųjų, būtent jėgos treniruotės labai stipriai atsakingas už medžiagų apykaitą, ar ne? Ir kokius patarimus duotumėt moterims, kurios nori kontroliuoti ir mažinti svorį, kaip reikėtų tą fizinį aktyvumą žvelgti, nes tikrai istorijų būna įvairiausių, kad jos ir truputėlį save nualina ir ta mityba iki galo būna nesužiūrėta ir jie gauna tokia atvirkštinė, pradėjau sportuoti, bet pradėjau blogiau ir jaustis ir mažiau jėgų, o iš tikrųjų ten daug visokiausių irgi detalių, kurios nesužiūrėtos ir iš mitybos, ir iš fizinio aktyvumo priėjimo pusės taip pat. Tai čia ko gero galėčiau paminėti tą taip vadinamą Red S.
Related energy deficiency in sport arba santykinis energijos trūkumas sporte. Čia turbūt galima drąsiai sakyti tas dark side of physical activity, tamsioji fizinio aktyvumo pusė, bet žinoma, ji yra antiek maža ir tikrai neužgožia to viso gėrio, tos šviesiosios fizinio aktyvumo pusės, bet ir apie tai reikia kalbėti. Tai dažnai, ypač moterims, ypač sportuojančioms, čia kalbu ir apie profesionalų sportą, ypač ten, kur vertinamas ne rezultatas centimetrais, o išorė, išvaizda, tarkim, gimnastika ar ne, ten irgi dasideda ir apranga, ir aišku, sugebėjimai, arba dailus iščiuožimas ir panašiai. Ten manoma, kad net iki pusės moterų visam pasaulyje sportuojančių tas sporto šakas turi šitą nepakankamą arba prastą požiūrį į mitybą, į fizinį aktyvumą, tą santykinį energijos trūkumą, o jis pasireiškia labai paprastai. Daugiau visko energijos tu išeikvoji, negu kad gauni per maistą. Jeigu kalbant ne apie profesionalų sportą, o apie tiesiog moteris, kurios nori šiek tiek numesti svorio, čia galėsim vėliau pakalbėti dar, kas yra geriau, ar jo numesti, ar priaugti, čia atskira tema. Bet jeigu apie tą Red S, tai labai greitaigi efektas atsiranda, ar ne? Tu pradėjai sportuoti, čia truputėlį maistą susimažinai, nėra per savaitę 2-3 kilogramų, žiūrėk 4. Kaip veikia. Jo, kaip veikia ir galvojama, kad čia yra gėris, anaiptol. Dažnai moteris, kažkas užsiciklina smegenyse, tas efektas greitas. Ir ji tada nustoja valgyti, daugiau dar sportuoja, nes jei dabar rodiklis, tas kabutėse gerasis, yra skaičiai ant svarstyklių. Tai čia yra didžiulis blogis, nes jeigu energijos gaunama per mažai ir ji išeikvojama sporto salėj ženkliai per daug, tai gali pakenkti net ir reprodukciniai sistemai. O įsivaizduokit, ką reiškia reprodukcinė sistema, jeigu jauna moteris, dar jeigu paauglė, besiformuojanti. Tai gali ir kaulų tankį mažinti net ankstyvame amžiuje, ir nuotaikų aišku kaita, ir pakenkti širdžiai ir smegenim. Tiesiog reikia suprasti labai paprastą dalyką. Organizmas, jeigu negauna medžiagų iš išorės, tai yra su maistu, ir jeigu vis tiek energija išeikvojama, jis pradeda vogti iš to, ką turi. Iš kaulų, iš smegenų, iš raumenyno. Tai labai svarbus toks dalykas - nepersitreniruoti, žiūrėti savo maistą, maitintis gerai, ypač sportuojant, baltymų daug reikia. Na ir ko gero norėčiau gal pasakyti keletą patarimų, kaip tai atpažinti. Ta gali padaryti ir asmeninis treneris, jeigu toks yra, ir šeimos nariai. Dažnai moteris arba mergina pradeda per daug sportuoti, kelis kartus į salę eiti. Kam? Jeigu tu kiekvieną dieną eisi ir tai nebūtinai kiekvieną, aišku, labai gerai kiekvieną dieną. Nes nori čia ir dabar. Jo, čia ir dabar 2-3 kartus jau kažkoks red flag, ar ne? Tuomet šeimos nariai ką gali pastebėti, kad vėl nuotaikų kaita, nebevalgo su šeima, meluoja ir savo, ir kitiems, ar ne? Aš pavalgiau, man neskanu, šiandien neturiu apetito. Dar svarbus ingredientas, čia mamos galėtų pastebėti, nebevalgo dukra, pavyzdžiui, mėgstamo maisto. Visą laiką mėgo kažką ir dabar jau nebevalgo. Arba ten eina kažkur į savo kambarį ir greičiausiai jį tuomet nevalgo. Tai iš tikrųjų tokie paprasti dalykai ir jie suveikia. Tai atkreipčiau dėmesį pastebėti, jeigu mergina, moteris ženkliai greitai pradeda lieknėti, daug sportuoja ir jeigu emociškai šiek tiek pasikeitė, tai kažkas yra negerai, gal jį per daug treniruojasi ir gal per mažai suvartoja kalorijų, energijos, tiesiog maisto. Jo, čia šiuo atveju psichologinis dalykas irgi iš dalies. Ir tai beje gali iššaukti visam gyvenimui jau ir psichologinės ligas susijusias su valgymo sutrikimais.
Nes aš pati, būdama vaikas ir paskui ir paauglė, aš meninį gimnastiką lankiau. Tai kai jūs pažymėjote tas sporto šakas, kur svarbu, kaip išoriškai atrodo, nes tikrai yra tam tikri standartai, svorio nepriaukti, pas mus negi būdavo formulė tokia, kiek reikia iš ūgio atimti svorį ir tada va šitą svorį, kiek iš ūgio atimti kokį skaičių, kad tas svoris va toks turi būti. Jisai niekur netelpa į tą, pavyzdžiui, KMI. Sveiko. Taip, ir mes tikrai, žinokit, sverdavomės ir mes tikrai būdavo pasiruošimas kažkokiems čempionatams. Pačios savarankiškai dėliojama, kad mažiau valgyti, kad tik į tą svorį. Ir aš jutau paskui pasiekmes, bet tai buvo jau prieš 10-15 metų, kai aš supratau, kad ne, taip negali būti, kad jeigu aš noriu mes, aš pradedu daugiau sportuoti, mažiau valgyti. Gerai, kad aš šiaip turiu tokį pajutimą su savo kūnu, tai aš, nenėriau giliau ir tiesiog supratau. Bet visgi jausmas, kai tu ir sportuoji, ir pilnavertiškai valgai, nejaučiant alkio ir supranti, kad nereikia mažinti ta prasme, tik reikia maisto kokybę sužiūrėti tam, kad pasiektų optimalų svorį. Žinoma, yra individualumą, bet tai yra nepaprastai geras jausmas, kai tu užsikrauni savo energiją, kurią išleidai sporte, kad tavo kūnas dar stiprėja, fantastiškas jausmas, negi žingsnis keičiasi, kai tu vaikštai ir tą balansą turi toks, būtent tarp kitko stabilumo geras jausmas, kai viskas suderinta ir kardio, jėgos treniruotės ir mytyba. Tai labai smagu. Bet pavyzdžiui, vis tiek jau grįžtant prie tokio KMI, ar ne? Bet kokia atveju moteris būna stebi, ar patenka į tas ribas ir panašiai. Ką kalba mokslas iš tikrųjų apie tai, kiek reikėtų atsižvelgti, kaip reikėtų visgi vertinti? Čia gal vieną kitą žmogų mažiau susijusi su sportu ir fiziniu aktyvumu nustebinsiu, bet kūno masės indeksas, ypač jeigu jisai rodo tą under, per mažą ar ne, iki 18,5, tai yra didžiulis blogis mūsų organizmui. Žmonės negyvena ilgiausiai tie, kurie turi 20-19 kūno masės indeksą. Žmonės ilgiausiai gyvena, kurie turi 21-25. Apskritai, kuo toliau, to vis mokslas daugiau įrodo, kad riebaliuko mums reikia. Čia tas išorės toks vaizdas, ar ne, susiformavęs per paskutinius kokį 50 metų, šiek tiek neadekvatus, iškraipytas. Tai iš esmės, kas turim šiek tiek riebaliuko, tai ir pasidžiaugim. Aišku, ir ypač jeigu tu dar sportuoji, gal tai vis dėlto ne riebaliukas, gal raumeninė masė, kur yra gėris mūsų organizmui ir ilgamžiškumui. Bet čia dar turbūt iš vis labai nustebinsiu. Moksliniai tyrimai rodo, iš 3,6 milijono moterų, man atrodo, buvo imti duomenys, tai moteris, kuri turi antsvorį, susitrumpina savo gyvenimą 3,5 metų, o moteris, kuri turi per mažą kūno svorį, susitrumpina gyvenimą 4,5 metų. Tai reiškia, per mažas kūno svoris yra dar blogiau negu antsvoris. Bet vėl yra žvaigždutė dar, žinot, kur visada reikėtų truputį paaiškinti. Žinoma, gyvenimo kokybė antsvorį turinčio žmogaus yra netokia gera. Tiesiog ir apsisunkina judėjimas ir daugiau gal gretutinių tų lygų būna negu pas lieknus žmonės. Bet vis tiek tas ilgamžiškumo kaip ir yra didesnė tikimybė negu tų lieknų žmonių. Iš esmės, nei tas nėra gerai, bet norėjau ypatingai sureikšminti tą per mažą kūno svorį. Ir ypač 17, 18, net ir 19 kūno masės indeksas, organizmui ilgamžiškumui neduoda didelės naudos. Beveik nebejoju, kad po 5-7 metų Pasaulio sveikatos organizacija pastums šitas ribas kūno masės indekso sveiko, nes dabar yra 18,5-25 yra norma, o jau aiškiai įrodyta, kad vienur 22-25 ilgiausiai gyvena, kitur 21-26. Tai manau, iki 20 tikrai bus per mažas svoris. Tai žodžiu, į mažą svorį, į mažą kūno masės indeksą neužsiciklinkim. Žiūrėkim, kaip jaučiamės, svarbiausia ir tam tikras ribas, žinoma, galima pasimatuoti, bet tikrai į tą lieknumą nežiūrėkim kaip į didžiulį gėrį.
Jo, tam tos ribos ir yra, kad įvertinti lėtinių lygų riziką ir visokiausių pasiekmių, bet žmonės dažniausiai, jaunas merginas ypatingai nori patikti dėl tos išvaizdos ir dėl būtent tam tikros kūno kompozicijos, į kurią atrodytų, kad reikia įtilpti. Bet iš tikrųjų sutinku su jumis, kad nieko nėra gražiau negu sveikas žmogus ir jo savijauta, kuri byloja, kad jis jaučiasi energingas. Mūsų laidos draugai Odos terapija šiandien nori papasakoti jums, perduoti žinutę ir kodą taip pat vienam, manau, kad daugelį praversiančiam produktui. Na visų pirma, šiek tiek apie raudonos šviesos terapiją. Tai yra virš 8000 moksliniais tyrimais pagrįstas metodas, kurį naudoja NASA, elitiniai sportininkai ir sveikatos ekspertai. Tai tikrai ne mitas, raudona šviesa prasiskverbia giliai ląsteles ir stimuliuoja mitochondrijas, mūsų kūno energijos gamyklas. Koks rezultatas? Padidėjusi ATP gamyba, kuri suteikia energijos visiems organizmo procesams, uždegimų mažinimas, raumenų atsistatymas, kolageno gamybos skatinimas, kuris yra jaunatviškos odos sąlyga, cirkadinio ritmo subalansavimas, ko pasiekoje gerėja ir miegas. Tyrimai rodo, kad raudonos šviesos terapija gali pagerinti nuotaiką, kognityvinės funkcijas, palaikyti hormonų pusiausvyrą. Ir tiesiog įsivaizduokite, kad galite siekti šių rezultatų maloniai apšviesdami odą tam tikromis šviesos bangomis. Tai yra puikiai organizmo atstatymo ir palaikymo protokolų sudedamoji. O dar smagiau, kad šias naudas galite pasiekti bet kada ir bet kur su Luminous Red Essential Light lempa, kuri yra aukštos kokybės nešiojama raudonos šviesos terapijos lempa sukurta profesionaliam poveikiui jūsų namuose. Jis skleidžia raudoną ir artimą infraraudoną šviesą. Efektyviausias bangas, skatinančias giliųjų audinių atsinaujinimą. Kviečiu naudotis kodu MINDS10 ir gauti 10% nuolaidą pirmam apsipirkimui. Taigi, Odos terapija LT puslapį jūs galite rasti įvairias RLT lempas ir panelės, kurios leis naudotis raudonos šviesos privalumais namų sąlygomis kiekvieną dieną. Arūne, aptarkime dar fizinio aktyvumo ir, tokių jau sudėtingų, nepabijosiu to žodžio, baisių lėtinių ligų sąsają. Taip, tai prieš kokių 15 metų apskritai buvo atrasta tik tai, kad fizinis aktyvumas atitolina dvi vėžio formas. Tai yra krūties vėžį ir tiesiosios žarnos. Dabar, prabėgus nuo tokios Ilinojaus studijos 12, gal 15 net metų, mokslas patobulėjo, tų sąsajų rado ženkliai daugiau. Tai dabar jau aiškiai yra įrodyta, kad fizinis aktyvumas atitolina ne tik krūties, ne tik tiesiosios žarnos, bet moterims labai aktualu gimdos vėžį. Tuomet ir vyrams, ir moterims, ir skrandžio kai kurias vėžio formas net gali atitolinti, pūslės, stemplės ir panašiai. Dar svarbus dalykas, kad didesnis fizinis aktyvumas, va čia jau, kur yra tas vidutinis fizinis aktyvumas ir didelis, tai žmonės, kurie turi didelį fizinį aktyvumą, viso virškinamojo trakto organų vėžių serga statistiškai patikimai rečiau. Tai vat dar viena nauda to didelio fizinio aktyvumo, vis dėlto mūsų organizmui karts nuo karto reikia to, liaudiškai tariant, padusimo, ar ne? Iš raudonavimo, trumpalaikio, karts nuo karto. Kardio gerai lėtas, bet to padusimo aš šitą pas save apleidau, dabar kaip tik mintis, viskas įtikinot. Jo, šito būtinai reikia ir kepenų 27% mažesnė tikimybė susirgti tie, kas turi didesnį fizinį aktyvumą. Kitų virškinamojo trakto organų taip pat. Tai žodžiu, kaip ir aksioma, ar ne, fizinis aktyvumas mažina vėžio susidarimo riziką. Manau, tai yra ypatingai dabar svarbu, kaip ir diagnostika pradeda gerėti. Tai tikrai raginu tik esant galimybėm, tik atsiradus galimybėms tikrinti įvairios prevencinės programos, tai iš tikrųjų tikrintis, pasitikėti mokslu, darytis tyrimus. Ir kaip prevencinė priemonė žinoma, kad fizinis aktyvumas turbūt numeris 1 yra. Šalia mityba, ir prieinamas stresas ir nieko panašiai. Nekainuoja per daug. Taip, nieko nekainuoja. Tai dar toks mitas kartais sklando, nesportuoju, nes neturiu galimybių, neturiu pinigų. Tai sakau, kam? Ko tu neturi sportbačių?
Nes iš tikrųjų pagrindė reikia tik tai sportbačių. Išeiti, pasivaikščioti, jeigu gali sau leisti, jeigu yra poreikis, į sporto klubą prašom. Sporto klubas, žinoma, labai gerai ir socializuotis, ir sutikti kitų žmonių, pabendrauti, tas irgi prisideda prie mūsų gerovės, bet tai visiškai nėra būtinybė. Mes turim nuostabiausią gamtą, nepameluosiu, Europoje. Mes turim parkus, Vilnius vienas žaliausių sostinių. Ir dažnas būna nevertinam. Visiškai nevertinam. Tai turbūt pasakysiu, drąsiai, Vilniuje bent jau, manau visoje Lietuvoje, 5 minučių, 7 minučių negreito bėgimo pakaks dasigauti iki kažkurios žalios zonos. Ar miškelio, ar parkelio, ar paupio. Tai tikrai pritarčiau jums, kad tai visiškai nieko nekainuoja ir sportbačius arba batus apsiaunam, kad ir dabar ir išeinam pasivaikščioti. Kas dar smagu, kad pakalbėjome apie bendraminčius, kad sporto klube, tarkim, gali sutikti, socializuotis. Irgi vienas iš tokių faktorių, kuris padidins tą motyvaciją, tai yra atsidurti tarp žmonių, kurie siekia to paties tikslo, kurie irgi jų gyvenimo būdo dalis tai yra. Tada nori, nenori, tu pradedi irgi koreguotis link tų žmonių, kaip sako, pasakyk man, kas tavo draugas, pasakysiu, kad tu, gal tai nėra labai jau toks bendrinis, bet tikrai yra tiesos, norint lavinti naujus įpročius, kažką įdėkti naują savo gyvenimą, reikia daugiau prie tų žmonių būti. Tai sporto klubas, arba jeigu jau tada ne sporto klubas, taip sugalvoti, koks bičiulis galėtų palaikyti kompaniją, bėgti iki to parkelio, ar ne? Taip. Ir tada gal ir smagiau visai, jeigu norisi žmogui pačiam. O kartais tai yra tokia aktyvioji meditacija, kai kaip tik tai yra poilsis nuo kitų, jeigu daug būni, tarkim, tarp žmonių, arba intravertas labiau esi, tai labai išjausti reikia. Bet esmė, kad prieinama tikrai gali būti kiekvienam ir čia išlygų nėra priežasčių, bet pasakyti, aš negaliu, nes tas ir tas, nes visi gali. Dar pridėčiau, kad ir šeima labai svarbus momentas. Žinoma, kad vaikų fizinis aktyvumas tiesiogiai priklauso nuo šeimos, nuo tėvų, nuo brolio, nuo sesers, bet būna atvejų ir tokių, aišku retai, kai vyksta kokia nors intervencinė programa mokykloje susijusi su sveika gyvensena, su mityba, su fiziniu aktyvumu ir kartais vaikas parneša šitą gėrį į šeimą. Kartais būna atvirkštinis variantas. Tai mama, tėti, sako, kad fizinis aktyvumas sveika, sako, kad šitą valgyti nesveika, sako, kad tas. Ir kartais šeima net pakeičia savo elgesį būtent nuo mokyklos tokio atėjimo. Tai čia atskira tema, galėsim gal kokį kitą susitikimą padaryti. Labai svarbi apie vaikų fizinį aktyvumą, apie tą outcomą fizinio aktyvumo, fizinį pajėgumą. Turiu tikrai naujausius Lietuvoje tokius epidemiologinius tyrimus ir turim tarptautinės praktikas, ką daryti, kokiose šalyse yra geriausiai. Pavyzdžiui, išduosiu jau iš karto iš anksčiau, kad fiziškai aktyviausi pasaulyje vaikai yra Suomijoje. Nes jie turi vieną geriausią pasaulyje apskritai švietimo sistemą, nes fizinis ugdymas yra svarbi švietimo sistemos dalis. Pas mus tik tai jisai šiek tiek kažkur kitur, nes svarbu nacionaliniai egzaminai, ar ne, matematika, lietuvių kalba, jie svarbu, bet su sveikata susijęs dalykas yra mokykloje tik tai vienas - fizinis ugdymas. Dar Suomiai ypatingą dėmesį skiria ikimokykliniam ugdymui. Mes pradedam kalbėti, kad mūsų paaugliai netokie fiziškai aktyvūs, nes mes ir pradedam kalbėti, kai jiem 13 ar 14, per vėlu. Suomiai daro, praktiškai nuo gimimo. Lopšeliai, darželiai, didžiulis dėmesys skiriamas fiziniam aktyvumui ir tai natūraliai tada jau mokyklose nebekyla klausimų, kiek čia reikia, ar reikia to fizinio aktyvumo, nes jie jau atsineša nuo kūdikystės ir vaikystės. Ir visgi žmogus, kuris draugauja su fiziniu aktyvumu, jis gyvenime laimingesnis yra. Ir kitas momentas, gal nepalėtėm depresijų tikimybės ir iš esmės labai nemažai atvejų, kai depresiją galima, nepabijosiu irgi pasakyti, išgydyti, pakeitus gyvenimo būdą ir įtraukus fizinį aktyvumą. Taip, ir dar svarbiau, tai puikiausia prevencinė priemonė. Mūsų irgi tyrimai rodo, ypač jaunų žmonių, fiziškai aktyvūs asmenys pasižymi apskritai geresnę savijautą, bet ir praktiškai turi beveik dvigubą
dvigubai mažesnė tikimybė susirgti depresiją. Tai sąsajos labai labai aiškios. Tikrai. Ir kai jūs kalbėjote apie šeimą ir vaikus, tą integraciją, būtent fizinio aktyvumo, kad kartais tai būna atnešta iš paties vaiko šaltinių, tai šiuo atveju labai norėčiau kviesti tėvus būti tokiems labiau sąmoningiems, nes galbūt kai kurie tėvai, vaikas, kai atneša kažkokią savo teoriją, turi tokią atmetimo reakciją, nes tėvai turėtų būti šiek tiek viršesni, teisesni. Tai šiuo atveju tikrai pasistengti į tą žiūrėti palankiau, sąmoningiau ir pasidžiaugti, kad vaikas, nes iš tikrųjų vaikai labai yra iš savęs protingi, šviesus, imlus. Tai būti atvirom širdim. Ir kartais įsiklausyti į jį. Taip, išgirsti ir palaužti tą savo principingumą, kartais kuris iššoka nesąmoningai, arba ego kažkokį, kuris sužaidžia liktai iš tos autoritarnės pusės, kad tėvai, nes kai kurie žmonės turi savas taisyklės ir tiki jom ir atrodo, kad liktai čia aš turiu principą parodyti, bet tikrai įsileisti ir tos vaiko atneštus gerus įpročius iš kitos kokios nors aplinkos. Dar vienas laidos partneris ir mūsų palaikytojas, tai yra Būsto harmonija. Ir mane sieja, mūsų šeimą sieja ypatingas ryšys su šią kompaniją, kadangi, tiesiog mes esam jau tikrai pajautę jų profesionalų požiūrį ir produktų kokybę. Ir svarbiausias dalykas, kad tai yra šeimos verslas, kuris visada ištikima savo vertybėms ir klientą iškelia į pačią aukščiausią poziciją iš tos pusės, kad tikslas yra suteikti geriausią paslaugą, geriausią produktą ir aptarnavimą, kas irgi be abejo svarbu. O šiandien aš noriu papasakoti jums trumpai apie vieną prekinį ženklą, kurį atstovauja Būsto harmonija ir pabaigoje galiausiai suteiksiu jums kodą, kurio galėsite pasinaudoti ir galbūt įsigyti labai kokybišką produktą. Kalbėsiu apie Longham kilimus, kadangi aš stipriai gilinuosi toksinų temą, jūs net neįsivaizduojat, kiek svarbu atsakingai pasirinkti kiliminę dangą. Ne tik tai dėl alergijų, ne tik tai dėl įvairių odos sudirgimų, bet tačiau tam tikri kilimai iš tikrųjų tai yra toksinų skrynia, jie yra gaminami naudojant cheminės medžiagas, kurios kiekvieną dieną ir naktį tiesiog žeidžia jūsų imuninę sistemą, didina jūsų toksinų apkrovą, todėl labai kviečiu pažvelgti į tai labiau atsakingai. Longbarn gamina aukštos kokybės kilimus žmonėms, kurie mėgsta santūrią prabangą. Įkvėpimo jie semiasi iš visko, ką gali mums pasiūlyti gamta. Pievas, miškai, gėlių laukai, įvairios žolės, spalvos ir tekstūros. Tai tikrai labai jaučiasi jų gaminiuose. Longbarn gaminiai gaminami iš geriausių natūralių medžiagų, tokių kaip mohera, vilna, medvilnė ir eukaliptas. Man gamta visada simbolizuojasi su sielos atgaiva. Taigi jos motyvai ir interjero detalėse tampa labai malonus ne tik akims, bet ir sielai. To neįmanoma nejausti. Taigi mūsų draugai Būsto harmonija tikrai mielai jūs pakonsultuos, jeigu norėtumėt šio Longbarn gamtos prisilietimo savo namuose. Taigi jeigu susidomėjote, kviečiu kreiptis į Būsto harmoniją, jūs tikrai mielai pakonsultuos, o taip pat galite jiems pasakyti savo nuolaidos kodą, kurį matote ekrane ir jis galios jūsų apsipirkimo metu. Koks, Arūnai, jūsų gyvenimo būdas ir kaip sportas įsiterpė į jūsų rutiną? Papasakokite, prašau, daugiau apie jūsų dienotvarkę, kada jūs įterpėt, koks jūsų grafikas? Aš tai labai apsidžiaugiau, kad, kaip minėjot, kad sūnus atrado lengvą atletiką, nes aš pats buvau lengvaatletis. Tai vaikam labai pritarčiau jums, kad reikia ieškoti patinkančios sporto šakos ir tikrai nėra pasaulyje vaiko, kuris nerastų, kas jam patinka sporte. Tik tai reikia kantrybės ir nebijoti iš tikrųjų mesti tą sportą, jeigu iš tikrųjų vaikas blogai jaučiasi ir, kaip jūs minėjot, ieškoti. Tai kadangi buvau lengvaatletis, aišku, po sporto baigimo, tai šiek tiek padariau tą gepą, kokius, nežinau, pailsėt 5-7 metus. Tai kadangi vis tiek kažkaip aktyviai gyvenau, tai to nepasijuto mano kūnui, bet vėliau jau supratau, kad kažkas negerai. Tai tuomet jau pradėjau eiti ir į sporto klubą, o COVID metu, kai uždarė visus sporto klubus, vėl atradau bėgimą. Aišku, kai sportuodavau, tai buvau sprinteris, dabar jau tiesiog savo malonumui bėgu. Dėl emocinės būklės. Ir tai man taip natūraliai viskas atsirado, nes anksčiau sporto klube, tai ant bėgtakio prabėgi, kad apšiltum ten 10-15, maksimum 20 minučių, nes šiek tiek nuobodu. O dabar tiesiog tu bėgi ir nematai, kaip 30, 40 ar 50 minučių praeina arba prabėga kartu su tavim. Tai aš pabėgioju, stengiuosi, beveik kiekvieną dieną, jeigu tik laiko yra. Muzikos klausotės, kai bėgat? Ne. Nes
Nes truputėlį ir dėl saugumo nerekomenduoju nei audio knygų, nei muzikos klausytis, nes šiais laikais, nebent tu miške. Bet šiais laikais ir dviračiai, ir paspirtukai, ir tu gali pražioplinti ir šviesoforo, net nes tu klausaisi, pavyzdžiui, kažkokios knygos ar muzikos. Tai šiaip nerekomenduoju. Ir kitas dalykas dar, duokim pailsėti smegenim, matykim vaizdus, kas yra parkuose, girdėkim ten, ar jeigu šalia upės, ar jau prie jūros nekalbu, ošimą pasiklausyti, ar paukščių čiulbėjimą, iš tikrųjų labai atpalaiduoja mūsų smegenis nuo tų visų devaisų. Jo, savotiška paprasta terapija. Grįžčiau dar šiek tiek prie savęs tą kardio, ar ne? Vis dėlto stengiuosi pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas 2, 3, kartais 4 kartus truputėlį jėgos treniruočių. Į sporto klubą tai jau kokį tik 2 kartus pavyksta nueiti per savaitę. Bet namie turiu kilimėlį. Tai po savo pabėgiojimo pratimai the must, žodžiu, pilvo presui, nugarai, 10, 15, 20 minučių ir manau to puikiausiai pakanka. Tas pačius darote, kažkaip rotuojat laiks nuo laiko? Šiek tiek rotuoju, bet tokie baziniai. O jau į sporto klubą, kai nueinu, tai visom raumenų grupėm po truputį. Bet čia kiekvienam reikia atrasti savo, bet vis tiek tie principai išlieka, kad širdžiai kažką turim daryti, kažkokio fizinio aktyvumo sporto turėti, būtinai raumenynui ir truputėlį lankstumui. Žinoma, ir kiti svarbus komponentai fizinio pajėgumo, ir koordinacija, ir vikrumas, ir pusiausvyra, ypatingai vyresnėme amžiuje. Bet čia karts nuo karto vis tiek, ar kokį žaidimą pažaidį, kažkaip vystosi. Bet baziniai mano tokie yra 3. Jeigu kiti turi kitų veiklų, tai pagirtina. Iš tikrųjų svarbu judėti. Kokius patarimus duotume žmogui, kuris, jau ganėtinai ilgai atitrūko nuo fizinio aktyvumo, tik tai baziniai dalykai, kaip sakot, buitinis fizinis aktyvumas, galbūt prasieiti, bet galvoju, kaip aš bėgti, aš iškart negalėsiu ir taip toliau. Kokie pagrindiniai patarimai, kaip prisijaukinti tą fizinį aktyvumą ir po truputėlį auginti tą ir pripratimo jausmą, bet ir jausti tą pažangą, nes būna kartais nusvyra rankos ir tada jau šone norisi atstoti ir tiek to. Bet gal yra kažkokie metodai, aišku, jie tikriausiai yra, kaip palengva įsitraukti, neprarandant motyvacijos ūpo, bet ir jaučiant pažangą? Apskritai tokia klasika, kalbant apie tą motyvaciją fizinėme aktyvume, tai yra tokių 3 lygių. Visų pirma, žmogus turi susigalvoti kažkokį tais tikslą. Ten, tarkim, ar judėti, ar ten kūno masės indeksą pasididinti, ar pasimažinti priklausomai, ar ten 30 minučių, ar žingsnių, toks tikslas kažkoks yra labai gerai. Antras, planą. Kaip tu tą padarysi? Taip. Ar anksčiau atsikelsi, ar pietų pertrauką susitrumpinsi, ar po darbo gal tu greitų žingsnių grįši be automobilio. Apmąstymo svarba, pasiruošimo svarba. Taip, susiplanuoti. Ar tu galų gale nusipirksi abonentą, bet čia dar ne tapatu nusipirkti ir eiti, ne visi žinom, gaunam dovanų, bet ne visada nueinam. Bet, jeigu tu mąstysi, tu planuosi, tu anksčiau ar vėliau nueisi. Ir trečia, kad tai taptų rutina. Tai čia ir yra svarbiausias dalykas ir sunkiausias. Taip. Man tai yra visiškai rutina, ar plautis dantis, ar išeiti šiek tiek ir tiksliau išeiti pabėgioti. Bet čia žmonėm jau reikia ilgiau, ne mėnesio, net ne metų, bet vėl dar aš šitos motyvus žiūriu per žinių prizmę. Kuo daugiau žmonės turi tų žinių, kuo daugiau girdi, kuo daugiau klauso, kažkur pasąmonėje vis tiek užsilieka. Taip. Tai anksčiau ar vėliau, tas tikslas ir atsiranda, bet šiaip labai paprastas patarimas, dabar pradėti. Ir pradėti aišku, kad nelaukti pirmadienio ar sausio 1, ar kovo 1. Dabar pradėti, bent jau išeiti pasivaikščioti. Taip. Neturim sportbačių, eikim su kuom turim, vėliau įsigysim tos sportbačius. Bet jeigu žmogus nesportavęs, tai nuo mažų dalykų. Neužsigrobti ar ne, čia 10 kg ten numesti arba priaugti. Ne, viskas natūraliai. Ir kantrybės žmonėm noriu palinkėti, nes su fiziniu aktyvumu tas
poveikis ateina, negreitai kūnui, ar ne? Gal ir mėnesio prireiks, o tas, kas per savaitę ten kažką pasireguliuoja, tai iš tikrųjų nėra tvaru, turbūt taip galėčiau įsireikšti, ir nėra sveika mūsų organizmui. Tai užtrunka, bet nuotaikai tai iškart efektas. Iš karto tu pasivaikštai, dopamino gavau, gerą darbą padariau ir žiūrėk, energijos daugiau, ir kokia problemėlė, nebe tokia problema atrodo, o jau problemėlė pasivaikščiojus, nes viską galima išspręsti ir fizinis aktyvumas prie to tik tai prisideda. Tai mažais žingsniais ir turėti tikslus ir susiplanuoti, kaip juos daryti ir kad tai taptų rutina. Tikrai taip. Arūnai, dar vienas klausimas, kai kalbėjome apie tai, kad sugrįšime, kas yra geriau, mažesnis ar didesnis svoris. Tai šiuo atveju matyt, norėjote užsiminti apie tai, kad kokios kokybės tas svoris, ar tai riebalinis audinys padidėjęs, ar ne, ar raumeninės masės. Tai dažnai labai moteris prisikabina prie svarstyklių ir joms tai yra, kiek parodys svarstyklės, taip šiandien ir jausias, arba taip ir padariau progresą arba ne, bet iš tikrųjų aš asmeniškai gerus 7, gal 8 metus nesisveriu iš viso. Aš neturiu svarstyklių, man neįdomu, nes aš galiu nuspręsti ir pagal rūbus, ir pagal nuotaiką, ir kartais ir vandens prikaupiu ir panašiai. Tai iš jūsų lūpų norėčiau, kad irgi išgirsti ir auditoriją papasakotumėt, kiek svarbu suprasti, kad skaičiant svarstyklių, čia nėra tas skaičius, kuris jums bylotų apie tos tikslus arba siekiamybę susijusią su svoriu. Apskritai tie skaičiai, kaip yra mokslas, sako, kad pradedantiesiam tai yra svarbu. Ypač jeigu žingsnius skaičiuoti, ten dar kažką, toks kaip tikslas, kaip planas, jiem padeda tai po truputėlį įsijungti į tas veiklas. Bet su svarstyklėm truputį kitaip, nes jos gali būti apgaulingos. Iš tikrųjų, labai dažnai moteris pradėjusi eiti į sporto klubą pastebi, kad nemažėja svoris. Taip. Bet tai ir yra 99% labai gerai. Tu sportuoji, tu mažini riebalų kiekį ir didini raumeninę masę. Tai yra gėris. Apie tai yra sveikata. Tai siūlau taip labai nebijoti tų svarstyklių, o gal kažkaip karts nuo karto pasisverti, bet ne 2, ne 3 kartus per dieną ar per savaitę. Ne, tikrai tai gali net ir suerzinti šiek tiek. Tai svoris yra toksai, tos svarstyklės yra sąlyginis dalykas. Aišku, efektyvesnis parodymas viso organizmo tai yra ta tanita, taip vadinama, arba elektrinių impedanso metodu, kur atsistoji basomis, dabar jau šiuolaikiškiau, net ir ne basomis galima, kur iš tikrųjų paskaičiuoja tavo riebalų kiekį organizme, vandens kiekį. Taip. Tą liesąją masę, raumenyną, tai iš tikrųjų įmanoma tokį mini tyrimėlį pasidaryti, tai žinau, kad ir sporto dispenseriai turi, sporto klubai kai kurie net turi, tai ten, kur yra geriau tokį pasidaryti ir tu matysi, riebalų ten tiek ir tiek procentų, ar ne, vandens tiek ir tiek. Tas body lean mass irgi. Ir pasižiūrėk po mėnesio, kaip pasikeitė. Jeigu riebalų mažėja ir raumenų daugėja, tai viskas tvarkoja. Čia ir svoris gal tas pats, o gal didesnis, bet tu žiūri už tas segmentuotai. Tokių ir namų sąlygomis jau, ta prasme, tikrai daug kur yra įsigyti, bet klausimas, nejaugi čia tiksliai, rodo, nejaugi čia tiksliai. Bet vėl yra tam tikri tokie nukrypimai, bet tokiam pats vaizdas, bendrai tokia informacija, bet tai neturi tapti tikslu. Vis tiek tikslas yra gera savijauta. O ne tai, kad tu matai skaičius analizuoti, gerai jausies. Manau, kad didžioji dalis žmonių, kurie jau taip pažengia tam fiziniam aktyvume, kuo toliau, to jie vėliau mažiau ir galvoja apie tuos skaičius. Taip. Nes tu eini į sporto klubą, gerai, 1 mėnesį, 2, gal metus ten žiūrinėjasi, skaičiuojasi, vėliau viskas natūraliai. Tu eini ir susitikti, ir pasisveikinti, ir pasilabinti. Gyvenimo būdo dalis absoliuti. Taip, teisingai, gyvenimo būdo dalis, tu energijos išeikvoji, nes iš tikrųjų, turbūt jūs tą puikiausiai žinot,
tą dieną arba jeigu kelias dienas taip kažkaip susidėlioja, kad tu nepasportuoji, nu toks tu Tikrai, tik kad ir fiziškai susikaupėt, net. negi ta energija tokia, kurią būtina išleisti, negi mąstymas visai kitos. Bet labai pabrėžčiau iš tikrųjų tą vieną iš didžiausių privalumų, tai kognityvinės veiklos gerimas, tas immediately žodis, iš karto, tu tiesiog negali, jeigu kartais būna dvejonės, arba tingiu šiandien, arba visai nespėju ir to momentu neprarasti ir iš tikrųjų nueiti ir pasportuoti ir tada tiesiog tas atpildo jausmas ir nuotaika, jinai neįkainoma palyginus su tom dvejonėm arba su tom galbūt sąlygom, kurios nebuvo tą dieną palankios pasportuoti, tai man atrodo, fizinis aktyvumas yra ta vieta, kur mes turim tikrai labai ryškų prioritetą visi dėti, nekalbant apie svorį, bet apie tą visą kokybišką mūsų gerovę ir kasdienybę. Tai man buvo labai smagu šitomis žiniomis pasidalinti su auditorija ir skleisti iš jūsų lūpų faktus, kurie moksliškai pagristi ir naujausių mokslinių tyrimų. Ir tikiuosi, kad tokie pokalbiai tiesiog, kaip jūs sakot, nuguls, galbūt iš karto nelems kažkokio didelio pokyčio, bet taip nuguls, susidėlios lentynoje ir paskatins šiek tiek drąsiau, atviriau ir žengti link didesnio fizinio aktyvumo, nes judėjimas yra gyvybė. Judėjimas teisingas yra energija ir galiausiai taip ir stengsimės keisti, kaip sakot irgi, ne tik tai žmonių, bet ir kitų kartų įpročius ir jų sveikatos būklę. Tai ačiū Jums, Arūnai, labai už tai, kad buvote Inner Mind svečiu. Ačiū Jums, Viktorija. Nuoširdžiai dėkoju, kad klausėte. Ir jei šis turinys Jums buvo vertingas, labai kviečiu tapti Inner Minds kanalo dalimi, paspaudžiant subscribe mygtuką. Taip pat pasidalinti savo mintimis ar palikti atsiliepimą, nes Jūsų palaikymas padės šią erdvę augti ir pasiekti daugiau žmonių, kuriems to gali labai reikėti. Ačiū ir iki pasimatymų kitose Inner Minds laidose.